Šviesiausias įsivaizduojamas stebuklas – nauja gyvybė. Ar gali toks gėris griauti pasaulius? Kas vyksta, kai siekdami gyvybės stebuklo du žmonės savo gyvenimo kelionėje nebemato nieko daugiau, tik tą vienintelį tikslą – turėti vaikų. Romane Kiek kainuoja vaikai pasakojama apie porą, kuri siekdama sulaukti vaikų patiria nevaisingumą ir nusprendžia naudotis dirbtinio apvaisinimo procedūromis. Tad klausėme autorės, kodėl tokia jautri ir kita vertus tokia drąsi tema – dirbtinis apvaisinimas. Romanas tiesiog išlindo man iš galvos. Ir išlindo ir privertė mane jį parašyti, o tiksliau daugybė istorijų, kurios susikaupė manyje ir per daug tų emocijų pasidarė, kurios taip pat aplink mane, manyje ir šalia manęs, kurias aš sužinojau tas istorijas iš kitų žmonių. Tiesiog reikėjo jas išdėti ant balto popieriaus lapo ir pasidalinti. Nes taip aš sugalvojau, kad tai bus mano būdas išreikšti palaikymą tiems žmonėms, kurie trokšta susilaukti vaikų ir naudojasi pagalbinio apvaisinimo procedūromis. Dirbtinio apvaisinimo detalės, vaizdingai aprašomos romane Kiek kainuoja vaikai, rodos sunkiai sufantazuojamos, o išgyventos emocijos itin atviros ir taiklios. Tad kiek šis romanas, kiek gyvenimas? Šitame romane esantis personažai yra remti tam tikrais žmonėmis, o tiksliau įvykiais įvykusiais jų gyvenime. Tai yra istorijų mišinys, istorijų ir įvykių mišinys. Tai nėra konkretų žmonės su konkrečiom istorijom. Žodžiu, galų jūs netrinksite, jeigu ieškosite. Jeigu kažkas yra romane sušvelninta ar užaštrinta, tai emocijos ir išgyvenimai jie iš tikrųjų yra tikri, jie nėra išgalvoti. Ir ypatingai tie amerikietiškieji kalneliai, aš jas taip vadinu, tai yra tie pakilimai aukštyn ir nukritimai labai žemyn. Tai yra labai tikri pojūčiai. Ir jeigu kas nors romane, kaip sakiau, yra užaštrinta, tai šitie kalneliai yra sušvelninti. Tikrovėje, mano nuomonė, viskas iš tikrųjų yra dar baisiau ir žiauriau ir skaudžiau. Romaną perskaičius užplūdo tokios mintis, lygtais aš būčiau toje knygoje. Galbūt šiek tiek netgi pasivėrta mintis, kad bandžiau susitapatinti ir aš manau, kiekviena moteris perskaičiusi šitą romaną turbūt atras jame dalelę savęs. Dalelę savęs, todėl kad mes, moteris, mokame taip viską išgyventi, mes moteris mokame tiek visko pakelti ir mes moteris mokame su viskuo taip susitvarkyti. Netgi nesvarbu, kokios mintis, kokie sunkumai, kokie troškimai mus norėtų užvaldyti tuo momentu. Mes mokame į viską pažvelgti šiek tiek kitaip. Mes mokame nubraukti ašarą, mes mokame žiūrėti į viską galbūt iš šviesesnės pusės ir tą gyvenimą pasukti taip, kaip mes norime. Šis romanas mane palietė asmeniškai, nes aš esu susidūrusi su šita problema ir tai yra man labai artima. Ir man buvo labai smalsu perskaityti šią knygą ir pasižiūrėti, ar autorė iš tikrųjų tai jaučia. Ji pajautė viską 100% ir visa tai, kas yra išguldyta šiuose puslapiuose, visa tai, kas yra išjausta, visa tai, kas yra sužinota, 100% atitinka emocinė mano būklė tuo met, kai aš labai norėjau sužinoti, kiek kainuoja tie vaikai. Ir tuo met, kai aš troškau supuoti ant rankų savo mažą kruopytę. Romanas tikrai bus galbūt tas lengvas požiūris į šią didelę opę ir sunkią problemą. Ir galbūt moteris, kurios kuždasi, kurios bijo garsiai apie tai kalbėti, moteris visos tos, kurios rašo laiškus ir man, kurios nori, kad su jomis būtų pasidalinta ir jom patarta, galės perskaičiusios pasakyti, taip, aš nesu vieniša. Taip kažkas jaučia tą patį, taip kažkas išgyvena tą patį ir taip kažkas pasiekė savo tikslo. Taip kažkas paleidžia į šį pasaulį dar vieną labai laukiamą, labai norimą gyvybę. Romane pamažu atskleidžiami šios tyliai sopančios problemos dirbtinio apvaisinimo užkulisiai.
Apie ką ten buvę nemėgsta šnekėti, siekiantys ten patekti nežino, kas jų laukia, o juos smerkiantys dažnai nė neįsivaizduoja, kiek iš tiesų kainuoja vaikai.